Jau visi, ne? Gerai, tai labą dieną visiems. Jau čia, kas iš mano pusės negerai buvo, tai atsiprašau jau visų. Nežinot, jaunas daug privaidinė, o senesnis dar daugiau visų. Tai pirmiausia, kam jum reikalingas Vyžių takas? Arba kam mums reikalingas Vyžių takas? 1, 2, 3, 4, 5, viskas. Viskas aišku. Kas per kompaniją, kas susirinkė ir reikia pradėti, kad jau žinotumėt. 2 eina budistų vienuoliai per Himalajų kalnus, kažkur juodu eina ir susitinka keistą kažkokį nematytą padarą. Gyvūną, vienu žodžiu. Ir vienas sprendžia, kas tai yra per gyvūnus. Reikia spręsti. Antras sprendžia, ar jam reikalingas tas gyvūnas. Per 3 sekundės jis išsprendžia. Ir nueina. Tas niekas spręst. Nuėjo, ėjo, apėjo aplink kalną jau visą, sugrįžta į tą pačią vietą, nėra. Nei to padaro, keisto baisaus, nei draugų nėra. Draugo tik sandalai yra, sudraskyti drabužiai ir metaliniai apyrankiai. Daugiau nieko nėra. Ten buvo tikras, pasirodo. Aha. Taigi, jau aš jums uždaviau klausimą, jūs neatsakėte, tai man aišku. Jūsų vaikai, kurie gyveno prieš 1000 metų, jūsų vaikai, mūsų vaikai, kurie gyveno prieš 1000 metų, mokėjo kalbėti ir buvo pakrikštyti, tai su kuo jie susidūrė, 5 metų buvo, 7, jie per 3, 5, nu 10 sekundžių atsakė į bet kokį klausimą. Galėjai atsakyti. Nu, negalėjau. Bet į daugumą klausimų jie visi atsakė. Tokį būdami. Mes, reiškia, negalime atsakyti. Reiškia, mes kažkur nuklydę labai daug į pašalį. Taigi, tai pirmiausia, reikia mums to Vyžių takų. Nu, gal taip jūs intuityviai, kad gal, žinau, kas ten per padaras tas Vyžių takas, nu gal reikia, bet reikia tiksliai žinoti, ar reikia, ar nereikia. Nu, jeigu taip jau susirinkom, skaitykim, kad jau reikia. Kas tas Vyžių takas yra? Kas Vyžius yra? Tai yra Vyžius, Vyža, Vėžė, Vėžys. Visi šitie 4 turi tą pačią reikšmę. Dabartinė mūsų kalba, tai sakant, reiškia, pėdsakas yra, šliaužiantis padaras, tai yra žaltys, reiškia, šitokius reikšmės turi. Tas Vyžius. Vyžius, sakau, Vėžys ir Vėžė, visi jie yra bendra reikšmė jų. Kiek dabar, ką mes žinome daugiau apie tuos Vyžius, apie tą žaltį. Žaltys, Vyžius, Vėžys, viskas. Mes žinome, kad nuo Dniepro lygi Baltijos jūros ir nuo dabartinės Estijos lygi Būgo pietuose gyveno giminiai žalčiai. Žalčiai. Jų viduje dar buvo 2 gentys, kurios, tai buvo galindai ir sūduviai, kurie vadinosi Vyžiais. Ypatingi žalčiai. Kodėl ypatingi? Iš galindų buvo vienuoliai, tik iš jų, o iš sūduvių galėjo būti, dabartinio terminais kalbant, galėjo būti vyskupai ir kunigas, kaip dabar popiežius. Tik iš šitus, ne iš kitų. Paskui dar atsirado vėliau tokie giminiai aukštaičiai, gentis, tai iš jų galėjo būti karalius.
Tai va, reiškia ypatingi žalčiai. Tokie, reiškia, vis tiek eina apie žalčius. Ką mes dar žinome? Senovėje dabartinis Vėžių žvaigždynas vadinosi Žalčių žvaigždynas. Aha. Ir šičia takas, šitas yra Vyžių, reiškia, tai ir yra Žalčio tas takas. Ir prieš 7503 metus, šiandien dieną galvojant, tai buvo atidarytas tas Vyžių takas ir buvo jis pakrikštytas, gal teisingiau negu kad pašventytas. Ir kartu pašventytas žvaigždynas danguje. Danguje žvaigždynas tas juodu kartu buvo pašventyti. Va. Taip, kad tas Vyžių takas yra ne tik šičia ant žemės. Jis yra ir danguje, ir po žeme. Galit, kur jis eina, tai galit 100 metrų nukasti, vis tiek jis ten, kaip sakyt, bus, niekur jų panaikinti negali. Kas tas dar, ką galime pasakyti? Mūsų, reiškia, visa tauta, reiškia, ta buvo, kur sakiau, reiškia, priklausė šitai, josios ženklas yra. Ir ne tik ženklas yra tas žaltys, bet ir dvasia. Kiti neturi tos dvasios, kitos tokios tautos. Ir tai kas yra per dvasia? Tai yra gimdanti ir naikinanti dvasia. Gimdanti ir naikinanti dvasia. Labai gražiai pasakoma. O ką Jonas veikia? Vėžys papjovė. Jau nėriau. Taip, jau numirės. Vėžys papjovė. Pasirodo, vėžys, ta dvasia yra. Ar suprantat ar ne? Yra ta dvasia tokia gimdanti ir naikinanti. Ji naikinanti. Tai vėžys lyg jau kaip dabar pagal mediciną, tai baisi liga. Ne, jis yra šventas. Yra ta šventa dvasia ir ji galinga ta dvasia. Bet jį naikina klaidingas dvasias. Klaida ir yra gyva, ir ji, reiškia, turi reikšmę ir ją naikina. Nu, pavyzdžiui, yra vagis. Vogti. Jis gali vogti. Tai jis save išsimaitina. Ir savo šeimyną visą išmaitina vogdamas. Na, ar tai nevogdamas, sukombinuodamas, ar kaip tai dabar šneka, bet čia visai neturi reikšmės. Ir jeigu ta dvasia jam sunaikina, reiškia jį, tai viskas jis turi mirt. Nes jis nemoka kitaip gyventi. Jis turi vogti. O jeigu jie tą dvasią, tą klaidingą, tą dvasią sunaikina, viskas, jis žuvęs. Jau gydytojai negali jį gydo, bet jis vis tiek kasdien eina žemyn ir viskas. Tai ne ta bloga, kuri jį tą naikina, klaida, bet ta bloga, kaip sakyta, kuri, matot, kokių čia visokių, tik mes šnekam vis netep, įsivaizduojam truputį kitai. Tai va, tai dabar tai prieš šitą Vyžių tą taką padarė prieš 7503 metus. Bet dabar yra padarė prieš 23 metus. Tai dabar, kadangi yra 7526 metai šitie yra, tai jis 23 metus, tai jau patys suskaičiuoja. Ir padarė. Tai dabar čia ir sėdėjom. Čia Sūduva, buvo Sūduviai, o šičia į pietus čia buvo Galindos. Tai ir buvo
ir yra padaryta, bet aš kodėl toliau nevažiuojam. Ant šito kalniuko čia yra sueina, čia 4 keliai, tie šventi. Bet tada buvo 3. Tai viens ateina tenui iš Mozūrų ežerų. Žinot, kur Mozūrų ežerai? Na, Lenkija, va, dabar labai gerai. Tai iš ten ateina, jie visi vienuolynai buvo prie Mozūrų beveik ežerų. Porą buvo ne to vietų, tai kur Suvalkai yra vieni ir Vygriai, kur yra, tai ten buvo, bet kada atėjo jočiai, jau tie jotvingiai, kad paskui jie gavo nuo tų vardą, jotvyžiai, tai reiškia, jie iš ten išėjo, atėjo čia, tai bet vis tiek buvo ten, jotvyžiai, kai atėjo, tai dar vis tiek 7 vienuolynai ten buvo likę. Ir jų kelias, tai jis ateina čia ir ant šito kalniuko ateina. Antras kelias atėjo nuo Marijampolės. Nuo Marijampolės, kai Bliauka, Daukšiai, Marijampolė, pro Kalvariją ir tas Šventas takas. Tai juodu čia susieina ant to kalniuko, dabar jiedu taip ir susieina ir paskui čia eina jis šitą, čia bus dar kad tie stulpai. Ir jis eina jau į galą Beržinių ežerų. Tai važiuosi mes tą Beržinių ežerą, pirmutinis yra, reiškia. Ir jis ateina. Po 26 metais, ne 2618 metais, 4 atėjo kelias. Tai va, ateina šičia, kai čia ten bunkeris yra tas padarytas, tai jis ateina nuo pajumų. Buvo perkeltas sostinė, jau tas dvaras kunigų į draudžiamą tą Širvintos girią. Ir tas ateina takas, dabar jau yra 4. Tai yra 4 tie takai. Tai va, 3 ateinantys ir vienas nueinantis, reiškia, į galą ežerą. Kas yra? Aha, kas yra tas Vyžių takas? Tai kas jis yra dabar? Tai, ko aš klausiu? Jūs negalite žinoti. Kas yra Vyžių takas? Kas čia yra? Telefonas. Telefonas. Taip. A čia? Taip. Taip, tai ir Vyžių takas. Yra, pavyzdžiui, čia yra, reiškia, kas vienu žodžiu juos visus pavadyti, yra tarpininkas. Va čia tarpininkas. Tarp manęs ir žmonaus. Paukšt, aš moku jie atlikti viską. Aha, ką veikė ten, galiu pasišnekėti, viskas. Tai yra tarpininkas, lygiai, ne jis gali, yra tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus. Pasaulyje nėra daugiau. Pasaulyje tik yra šitas vienas žalčių, reiškia, Vyžių takas. Pasaulyje daugiau nėra tokių, reiškia, vienintelis, per kurį, reiškia, mūsų tautai, kadangi, jis klausė.